Labą dieną. Na kągi, tęsime toliau pokalbių ciklą su Seimo nare Dalia Asanavičiūtė. Vėlgi pasikartosiu, kodėl būtent su šia Seimo nare. Todėl, kad jinai atstovauja mus pasaulio lietuvius. Jinai kovoja ir yra mūsų kaip ta mama, kuri arba, sakykime, tiltas, kuris mumis jungia užsienį su Lietuva. Ir jinai yra tas asmuo, kurį mes išsirinkom, kuris atstovauja mus ir kuris kovoja už mūsų visas teisės, būtent lietuvius, kurie gyvena užsienyje. Tad sveika, Dalia. Labas, Sandra, sveiki visi, kurie mūsų klauso ir kurie mus mato. Šios dienos tema bus dvigubos pilietybės išimtis, pilietybės vaikams ir kada galima turėti Lietuvos ir kitos šalies pilietybę. Labai aktuali tema užsienyje gyvenantiem lietuviam. Ir aš pati Anglijoje susiduriu su labai daugelį klausimų apie pilietybės, tad aš tikiu daugeliu bus įdomu paklausyti. Vėlgi noriu priminti ir pabrėžti, kad čia ne tik tai Anglija ar Jungtinė karalystė liečiantis klausimas. Šitas klausimas liečiamas yra visame pasaulyje gyvenančių lietuvių. Tad, Dalia, čia yra turbūt tavo arkliukas, kad perleidžiu viską tau ir labai su įdomumu klausausi. Ačiū labai, miela Sandra. Na, iš tikrųjų, labai svarbu, kadangi esame maža tauta ir senai jau Lietuva yra be sienų, senai mes esame paplitę po visą pasaulį, žmonės gyvena 2 metus, 20 metų, 30 metų užsienyje ir tikrai susiduria su problema, kad be Lietuvos pilietybės, jiems reikia ir kitos valstybės pilietybės. Na ir mes viena iš tų kelių valstybių, tokių kaip Lietuva, Estija, Austrija, Japonija, kurios labai stipriai riboja dvigubos pilietybės atvejus. Mes iš principo turim labai griežtą konstituciją, kurioje pasakyta, kad Lietuvos pilietis tik išimtinais atvejais gali būti ir kitos valstybės piliečių. Ir šį pavasarį, kaip žinia, buvo referendumas dėl konstitucijos keitimo. Ir ačiū visiems, kurie nepatingėjo, prabalsavo ir sutelkėm virš 1,040 su virš tūkstančių žmonių, Lietuvos piliečių, kurie prabalsavo už dvigubą pilietybę, tai yra už konstitucijos keitimą, kad žmonės galėtų turėti 2 pilietybės. Bet dėja nepakako 160 tūkstančių balsų, nes konstitucijos keitimas labai rimtas dalykas. Na, bet nepaisant to, mes darom kitus žingsnius, juos aptarsim ko gero kitoj laidoj. Na, o šiandien pakalbėkime, kas jau galioja, kada jau Lietuvos pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečių, nes taip, gerai išgirdote, Lietuvos piliečiai gali būti ir kitų valstybių piliečiais. Tačiau tik išimtinais atvejais. Tų išimčių mes turim dabar 11. Ir visų aš jų išimčių nevardinsiu, nes ne visos galbūt aktualios, yra vienos tokios, kurie žmonės prieglobsčio Lietuvoje prašo, gali būti vaikai įvaikinti ir panašiai. Bet tai, kas aktualu ir tau, Sandra, ir ko gero kiekvienai elementariai paprastai šeimai, kuri gyvena užsienį. Tai visų pirma, vaikai, labai atidžiai klausykit. Čia yra labai svarbu, daug kas šito nežino, nors tikrai daug rašiau ir skelbiau apie tai. Vaikai, kurie gimimu, tai yra tėtis, mama ar abu yra Lietuvos piliečiai, jie gimimu gauna Lietuvos Respublikos pilietybę, jūsų vaikai. Tačiau iki 18 metų, jeigu įgyja kitos valstybės pilietybę, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės pilietybę, nes gimė Jungtinėje karalystėje iki 18 metų įgyja iki pilnametystės, Lietuvos pilietybę išsaugo iki gyvenimo pabaigos. Reiškia, jūsų vaikai, kurie gimė lietuvių šeimoje arba vienas iš tėvų lietuvis, tai yra paveldima pilietybė, ir kitą pilietybę įgyjo, pavyzdžiui, nes tėvas Anglijos pilietis ar ne, ar mama Anglijos pilietė, ar Italijos piliečiai vienas iš tėvų ir gali turėti... Ar naturalizacijos, nes gimė, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje, jie gali turėti UK pilietybę, nebūtinai pagal tėvus, ar ne? Žiūrėkit tos valstybės, kurioje gyvenate įstatymus, bet Lietuvos valstybė jau leidžia turėti 2 pilietybės mūsų vaikams. Ir šitą mes galutinai... Gyvenimo galo, ne iki gyvenimo galo. Iki gyvenimo galo. Netgi įsivaizduokit dar, jeigu jūs išvažiavote gyventi į Jungtinę karalystę, kai jūsų vaikų buvo 4 metai, pavyzdžiui,
Ir jūs sutvarkėte dokumentus ir jis gali iki 18 metų ir tapo Jungtinės karalystės piliečiu, irgi gali iki gyvenimo pabaigos turėti ir Lietuvos, ir UK pilietybę. Tai čia yra labai svarbu, ne visi žino. Tai va šitas mitas labai sklando dažnai, nes aš padedu žmonėm tvarkyti Anglijoje vaikam pilietybės ir labai dažnai tenka įrodinėti, kad nereikės 18 metų sulaukus vaikui rinktis. Ne. Čia yra iki gyvenimo galo. Ir iš tikrųjų turiu pavyzdžių, kada vaikas gimė Lietuvoje, bet atvažiavo su tėvais į Angliją ir aš jau turiu realių pavyzdžių, kada naturalizacijos būdu mes padarome, kad sutvarkome dokumentus, kad Britai suteikia tą pilietybę. Taip. Ir vaikas ypatingai berniukam irgi tai svarbu, nes jie tada gali eiti į armiją, turėdami Britanijos pilietybę. Taip. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jie įgyja irgi Britanijos pilietybę, nors gimė ir Lietuvoje. Taip. Ir lygiai taip pat išsaugo ir lietuvišką pilietybę. Tačiau yra momentas, kad būtinai reikia ir Lietuvai pranešti, ar ne, iki 18 metų, ar ne? Iš tikrųjų tai būtinai, bet žiūrėkit, kadangi kiti galvoja, kad Lietuvos pilietybė prarandama, net naujina paso, arba, pavyzdžiui, vaikas gimsta Jungtinėje karalystėje ir net nesikreipia Lietuvos institucijas. Praneš, kad vaikas gimė, tiesiog pasiema anglišką pasą, anglišką gimimo liudijimą ir viskas. Tai aš, mielieji, jūs raginu, praneškit. Nežinote kaip, nes kreipkitės į ambasadą, tikrai jums patars, kaip tą padaryti. Yra migris.lt, nu ir manau, Sandra pati jau puikiai išmanai tos dalykus. Tai tikrai yra migracijos departamentas Lietuvoje, tai tam vaikui tikrai svarbu tą pilietybę, įteisinti iki 18 metų, kad jis ramiai savo gyventų ir nepergyventų ir nesuktų galvos, bet tokia galimybė tikrai, dar kartą pasakau, yra, mes atvėrėm, šitos kadencijos Seime yra įteisinta visiems vaikams, ne tik gimusiems užsienyje, bet ir Lietuvoje, kurie išvažiavo maži ne savo valia su tėvais į užsienį ir įgyjo naturalizacijos būdų, įvairiais būdais, ar ne, ten yra tų keli būdai pagal valstybę, kada įgyjama tos valstybės pilietybė, Lietuvos pilietybė viskas, išsaugo iki gyvenimo pabaigos. Tai tikrai nepraleiskit šito šansą, nepraleiskit šito būdo, tikrai mano yra draugų, kurie pramiegojo, beveik atsibudo, kai vaikui 17 metų, pasikonsultavom, tai staigiai tada anglišką pilietybę susitvarkė, spėjo, nes irgi ne taip greitai, dėmesio, ne taip greitai ir anglišką pilietybę sutvarkoma. Tai tikrai paskubėkit, nes ten buvo klausimas, mėnesių klausimas, ar atsiūs patvirtinimą iki 18 gimtadienio, ar jau už 18 gimtadienio. Tai nestresuokit, nereikia, susitvarkykit ir džiaukitės tuo, kad jūsų vaikai gali būti Lietuvos piliečiais ir Anglijos, pavyzdžiui, piliečiai, ar Italijos, ar Airijos piliečiai, ar Amerikos piliečiai. O aš dabar turiu situaciją, mano klientės dukrai gavom patvirtinimą, kad jinai jau yra ir Britanijos pilietė, bet jai sueina 18 metų lapkričio mėnesį. Taip. Ir matot, migriui pateikti yra tiek daug dokumentų, tokių kaip kokiu būdu įgyta pilietybė, neužtenka britiško paso, reikia gauti iš home office dokumentą, reikia patvirtintą pastilę, reikia išversti ją į lietuvių kalbą, pateikti visus dokumentus. Tai užtrunka laiko. Ir dabar mes tik dabar išsiuntėm užklausimą į home office, kad kokiu būdu gauta pilietybė ir tai užtruks apie mėnesį, kol pareis tas laiškas, vėliau apostilės vėl apie mėnesį. Jeigu nespės iki 18 metų, ar nėra, kad po 18 biškį galima dar pranešti migriui Lietuvos Respublikoje apie įgytą kitos šalies pilietybę? Žiūrėkit, mes kalbam apie įgyjimo faktą. Reiškia, turi būti įgyjimo kitos valstybės faktas iki 18 metų. Nes įstatyme pasakyta, kad pilietybė įgyjo iki pilnametystės, iki 18 metų. O toliau jau yra popierizmas, kad tu pranešinėjai ir taip toliau, nes Lietuvos pilietybė įgyjo gimimu vaikas, ar ne, nes gimė lietuvio šeimoje arba ten vienas iš tėvų Lietuvos pilietis. Ir Jungtinės karalystės pilietybė, reiškia, tu turi viską susitvarkyti dėl pilietybės iki sukanka 18. O toliau jau pranešti ir visa kita jau čia yra
kaip suvaikšto dokumentai. Taip, kaip suvaikšto dokumentai, bet čia yra, kalbu apie įgyjimo faktą patį. Jeigu turi įgyjimo faktą, kad tau iki 18 tu turi Anglijos pasą, Jungtinės karalystės pasą, tai yra pats svarbiausias vertinamas dalykas. O per kiek laiko reikia pranešti Lietuvos Respublikai apie įgytą kitos šalies pilietybę? Įstatymas numato per 3 mėnesius. Nes 3 mėnesiai yra gan trumpas laikas, ypatingai gauti visus dokumentus, patvirtintą postilę, išversti, sukelti į Migri sistemą ir taip toliau, ir taip toliau. Na, tai būtų gerai, kad pasirūpintų tai žmonės anksčiau, šiek tiek, įgavę dokumentus juos ir išverstų, apostilę įgytų ir tada, pateiktų Migris, bet iš principo pats pranešimas turi būti faktas, kad aš pranešu, kad turiu, po to jau ten prašo tam tikrų dokumentų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia jau tokie biurokratiniai niuansai, kurie taip užtrunka, taip, bet geriau juos susitvarkyti, ramiai gyventi ir tuo labiau, kad įstatymas šitą leidžia. Tai reikia naudoti šitą įstatymo išimtimi ir tikrai nesinervuoti, jeigu vaikas turi galimybę ir norite, kad jūsų vaikas turėtų ne tik Lietuvos, bet ir kitos valstybės pilietybę. Suaugusiems, jeigu dabar kalbam apie suaugusius, tai reiškia tuos, apie kurių vaikus jau apšnekėjom, irgi yra išimtis. Bet čia jau priklauso, taip, galima pagal išimtis, bet čia jau priklauso nuo to, kokia jūsų buvo senelių ar prosenelių istorija. Ką tai reiškia? Reiškia, kad pilietybės įstatymų išimtis numato galimybę išsaugoti pilietybę vaikam, vaikaičiam, provaikaičiam, jeigu asmuo, reiškia jūsų senelis ar prosenelis, išvyko iš Lietuvos iki 40 birželio 15. Tai reiškia iki mūsų okupacijos, ar ne, valstybės okupacijos, iki Antro pasaulinio karo, jeigu jie išvyko iš Lietuvos, yra tokių atvejų ypač aktualu Pietų Amerikai, Argentinai, ar ne, Pietų Afrikos Respublikai, kur daug litvakų yra gyvenančių išvykusių, Urugvajuje nemažai, tai pačiai Kanadai, tai pačiai Australijoje, UK gal yra mažiau, bet visien yra tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, bėgdami nuo žmonės nuo karo ar nuo holokausto išvyko iš Lietuvos iki okupacijos, iki 40 birželio ir tuomet jų vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai gali atsistatyti Lietuvos Respublikos pilietybę. Tai čia tokiu atveju yra... Jeigu jie išvykę grįžo, vis tiek gali tada, jeigu jie išvyko... Taip, jeigu jie išsaugo tos valstybės pasą. Įgyjo tos valstybės pilietybę išvykimo. Taip, nes pavyzdžiui yra tie, kurie išvyko į tą pačią Australiją, ar ne? Tai gimė Australijoje jų vaikai, jau turėjo Lietuvos, tuo metu jau Lietuvos laisvos nebebuvo, ar ne? Tai jie tapo Australijos piliečiai, tai jų jau dabar vaikaičiai, kurie yra jau gimę 2-3 kartą Australijoje, jie, būdami gimimo Australijos piliečiai, gali atsistatyti Lietuvos pilietybę, nes jų seneliai, bėgdami nuo karo, nuo grėsmės, išvyko iki 40 metų birželio mėnesio, ar ne, okupacijos. Tai yra toks atvejis, čia toksai senesnis, kaip sakant, tokių jau yra nedaug ir jau tos 4 kartos, 3 kartos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai jau ribotas skaičius, ar ne, bet pasitaiko, tikrai yra, tai svarbu šitą paminėti, bet yra dar kita išimtis suaugusiems, tiek suaugusiems ir mūsų amžiaus, ir vaikams, ar ne, jeigu kitų išimčių nėra. Tai yra, jeigu seneliai ar tėvai buvo ištremti. Tai reiškia, jeigu ištremti buvo, ar įkalinti politiniai kaliniai, ar ne, kažkur tai Sibire, tai turint to įrodymus, taip pat įgyjus Jungtinės karalystės, pavyzdžiui, pilietybę, Lietuvos, pavyzdžiui, Sandra, tavo pačios seneliai ar proseneliai būtų tremtiniai, ar ne, ir tai įrodymai yra, tu gali išsaugoti Lietuvos pilietybę, jeigu įsigyji Jungtinės karalystės pilietybę. Pala. Mano vyresnioji dukra, jai dabar 24 metai, jinai gyvena Anglijoje, turi nuolatinį statusą, jos močiutė iš tėvo pusės yra tremtinė ir gauna tremtinio pensiją valstybė, tą nukentėjusių asmenų. Taip. Tai
tai čia užtektinas įrodymas būtų, kad jinai galėtų tada jau ramiai imti Britanijos pilietybę ir išsaugotų Lietuvos pilietybę? Absoliučiai. Jeigu yra įrodymai, kad buvo tremtiniai, nu tai aišku, pensija tam tikra ir tremtiniai turi ir tam tikras pažymėjimus ir archyvose yra įrašai, tai visa šita vėlgi, kaip sakiau, biurokratija yra, to neišvengsim. Visus įrodymus surinkus, yra kas neturi ant rankų įrodymų, kieno jau yra mirę seneliai ar ne. Tikrai tai yra jau kai kurie ir neišgyveno, juk tik jų vaikai išgyveno ar ne ir grįžo į Lietuvą. Ir tie įrodymai yra, centriniuose archyvose yra įrodymai, ar jį kiti turi išsaugoję. Tai visą šitą pateikus dokumentus, originalius dokumentus migracijos departamentui ir parodžius, kad tu įgyjai, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės pilietybę, Lietuvos pilietybė yra išsaugoma. Tai čia tie irgi atvejai, kurie įmanomi šiuo metu. O jeigu pats tremtinys buvęs, pavyzdžiui, gimė tremtyje, tai Taip. automatiškai tas žmogus yra turintis tremtinio statusą. Taip. Ir dabar turiu vieną klientę, kuri žinau, kad yra gimusi tremtyje, bet jinai dabar gyvena Anglijoje. O jinai galėtų išsaugoti... Taip. Tai net tremtinio Ta prasme, statusą jinai gali turi. imti Britanijos pilietybę ir jinai išsaugotų Lietuvos pilietybę. Taip. Nes ir jos tėvai buvo ištremti ir jinai pati tremtinio statusą turintis, tai tie žmonės, jie turi tokią privilegiją, reiškia, įgyja kitos valstybės pilietybę, jie Lietuvos pilietybę išsaugo. Tai va čia tokias yra, taip, čia mūsų ta liūdna istorija, tremties istorija, ar ne, tautos naikinimo istorija, bet būtent dėl tos priežasties Lietuvos Respublikos Seimas ir atstatant tą istorinį teisingumą leidžia šitiem žmonėm ir jų vaikam, vaikaičiam, provaikaičiam turėti dvi pilietybės. Taip, tai ribotas skaičius žmonių, kartų, kaip sakant, tą istorinį teisingumą atstatant, bet vis viena, jeigu provaikaitis, tai dėja jau negalės, turės rinktis arba Lietuvos, arba, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės pilietybę, bet pats provaikaitis, anūkas dar gali tą padaryti. Ir proanūkas. Taip. Anūkas, proanūkas. Vaikas, jo vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, reiškės. Tai tikrai yra tos galimybės, dar gyvos tos kartos, ar ne, dar, kaip sakant, dar mūsų vaikai, dar ta karta, kai yra įmanoma. O vėliau tikėkime, susikaupsim ir padarysim referendumą, pakeisim konstituciją ir galės tada daugiau žmonių išsaugoti pilietybę. Čia ateities planai. O yra minčių dar bandyti dar vieną referendumą? Minčių tikrai yra, bet tikrai ne greitai. Kodėl? Dėl to, kad įvyko dabar referendumas, matom, tikrai daug žmonių pasisakė. Labai daug, bet kartelė labai aukšta, turi visų rinkėjų teisę, pusė visų rinkėjų teisę turinčių +1 pasisakyti už. Kaip sakiau, to nepakako, tikriausiai mes dar turime paaugti iki to, dar turi karas Ukrainoje baigtis, nes žmonės ir bijo, labai daug grėsmių, kad Rusijos piliečiai įsigys Lietuvos pilietybę, ar grėsmingų mums valstybių piliečių Baltarusijos įsigys Lietuvos. Tai dar baimių tikrai yra daug, tai turim, aš manau, dar palaukti. Bet aš manyčiau, po kokiu, dar vienos kadencijos galima vėl bandyti ir tą padaryti, tikintis, kad to įdirbio bus daugiau. Ir užsienį taip pat gyvenantis taip pat aktyviau prie to prisijungs, nes užsienį balsavo 54 ar 5 tūkstančiai, nėra taip daug, norėtųsi daugiau, bet ateityje dar padirbėsim ar ne ir pasieksim šitą, bet dabar ieškome būdų, kaip vis dėlto dar didesniam ratui žmonių ją išsaugoti arba tiesiog paskelbti moratoriumą, kad pilietybės nebūtų atiminėjimas. Bet apie tai vėlgi užsimenu, padarau anonsą kitam kartui, bet manau čia atskiros laidos, nes ir taip mes gana plačiai apžvelgiam, tai užfiksuokime tiesiog faktus, kad vaikai, kurie iki 18 metų įgyja kitos pilietybę valstybės, Lietuvos pilietybę išsaugo iki gyvenimo pabaigos. Tai yra svarbu labai, nes daug kas iki šiol galvoja, 18 metų sukako, turi rinktis. Nebeturim, viskas. Padėtas taškas, džiaukimės ir naudokimės. Tremtinių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai taip pat įgyja kitos valstybės pilietybę ir saugo Lietuvos pilietybę. Tai vėlgi pasižiūrėkite savo giminės medį ir ko gero kiekvienoje šeimoje arba kas antroje šeimoje yra tokių nelaimė atsitikę po okupacijos. Ir dar viena išimtis, tai yra žmonės, kurie išvyko iš Lietuvos iki 40 metų okupacijos,
Tai pasižiūrėkite, aišku, ten sunkiau surinkti dokumentus, tai 100 metų istorija beveik, ar ne, bet vis dėlto, jeigu tai yra apie jūsų šeimą, apsižiūrėkite, kokius dokumentus išvykimo turite, savo prosenelių taip pat dokumentus, jeigu neturite centrinėme archyve, paieškokite ir tada galima taip pat išlaikyti Lietuvos pilietybę, jeigu įgyjat kitos valstybės pilietybę. Tai tikrai dalį savo piliečių mes jau dabar galime išsaugoti, tiesiog ne visi tą žino. Dėl to labai ačiū Sandra, kad tą žinutę bus įmanoma paskleisti, žmonės, sužinos, kad tokia galimybė yra. Miela Dalia, čia ir man buvo naujiena apie, kas liečia tremtinius, nes mano mažoji dukra jau nebespėjo į tą traukinį, kad iki 18 metų, nes jau kaip prisiminėjo tas įstatymas, jau mes nebūtume spėję padaryti naturalizacijos, nes tuo metu dar ir Brexitas, tas buvo visi statusų gavimai, pasimetimas visiškas. Tai jo, mažoji džiaugiasi statusu ir tikrai šią dieną negalvoja atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės, bet vėlgi mokinasi teisę, jeigu bus karjera, gali būti, kad jai reikės stoti ant tos lenkščių ir pasakyti viso gero Lietuvos pilietybei dėl karjeros, dėl kitų reikalų, nes, nežinom, kaip čia bus. Taip. O iš tikrųjų, jo su vyresnėje tikrai užsiimsim šituo reikalu ir tvarkysim Britanijos pilietybę, nes aš manau, kiekvieno tėvo yra pareiga suteikti vaikui sparnus. Taip. Suteikti sparnus, kad turėtų kuo daugiau galimybių vaikas ateityje turėti pasaulyje. Nes Lietuvos pasas taip pat yra gan stiprus pakankamai stiprus visoje Europos Sąjungoje. O Britanijos pasas turi savo pliusų taip pat. Kaip aš šneku konkrečiai apie Britaniją. Tai tikrai visus raginu pasižiūrėti, kaip ir sakė gerbiama Seimo narė Dalia, į savo šeimos medį, jeigu esate jau, jūsų vaikai pilnamečiai arba patys galvojate apie šį variantą ir taipogi iki 18 metų vaikams sutvarkyti tas antrą pilietybę, nes tą leidžia įstatymo išimtis. Taip, būtent, labai geri akcentai, ačiū Sandra. Ačiū tau, nuostabi buvo laida ši, aš pati gavau daug informacijos ir labai ačiū Jums, kad Jūs dalinatės ir sutinkate viešinti visą šią informaciją taip pat. Labai ačiū, kad tu duodi tą kanalą viešinimo ir kad daug žmonių, tikrai daugiau žmonių sužinos, tai yra labai svarbu. Na ir ką, tada iki kitų temų, nes temų tikrai yra labai daug ir daug ką sužinoti ir daug ką dar nuveikti kartu. Žinoma, sekite YouTube šį kanalą ir tikrai pažadu bus įdomu ir toliau ir ateityje. Iki, miela Dalia. Iki visiems.